prieš 70 metų, 1940 metų birželio 15 dieną, Stalininė Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą. Mūsų šalies nepriklausomybė buvo panaikinta. Tarp įvairių sovietinio totalinio režimo represijų prieš lietuvių tautą gyventojų trėmimai užėmė svarbiausią vietą. Stalininė Sovietų Sąjunga plačiai pasinaudojo ir ištobulino Rusijos imperijos per 100 metų sukauptą kitataučių ir kitaminčių deportacijų tyrimus. Sovietų Sąjungoje buvo sukurtas galingas represinis aparatas, persmelkęs visas valstybės gyvenimo sritis. Sovietų Sąjungos vyriausybė ir jos sukurtos represinės struktūros, pasinaudodamos specialiai pritaikytą teisę, kariuomenę, galėjo iš karto imtis persekioti pagal marksistinę ideologiją susijusią istoriją. Tačiau, kad ir taip buvo organizuota teroristinė sovietų valstybė, ji negalėjo kreipti beveiknės pagalbos. Reikėjo susirasti atramą pačioje Lietuvoje. Sovietams lengviau buvo toksau, kad per visą Lietuvos nepriklausomybės laiką opozicijoje buvo komunistų partija ir prie jos prisidėjęs komjaunimas bei šioms organizacijoms artimi elementai, kurie uoliai ir nuolankiai tarnavo okupantams. Antidemokratinėje sistemoje komunistai jiems jaučiantieji pasirėmė klasių kovos teoriją, įsitraukė į lietuvių tautos dvasinį ir fizinį maitinimą. Nedidelė tautos dalis ryžtingai tarnavo okupantams. Jai dar rūpėjo viena – išlikti okupantų nepaliestais ir tautos aukomis susikurti savo gerovę. Tokia visuomenės grupė buvo genocido politika vykdyti okupantų tamsu. Okupantas, vykdydamas genocidą, siekė išskausti pradžių fizinis, vėliau identitarinis tautos naikinimą. Sovietų Sąjunga, palyginti lengvai įgyvendinusi savo imperialistinius planus, gerai suprato, kad valstybę galima sunaikinti politinį, mokslinį, kultūrinį intelektą. Nuo to ir pradėta. Abiejų valstybės, Lietuvos valstybės veikėjų tremtys į Rusiją, įvairių pasipriešinimų ar opozicijos dalyvių areštais prasidėjo okupavų šalį. Tačiau negalima pavertos tautos sąmonėje sunaikinti valstybingumo idėjų. Ji žūsta kartu su tauta, todėl griebtasi masinio šeimų trėmimo veiklos. 1941 metų birželio 14 pirmoji masinio trėmimo diena. Mūsų tautos ir valstybės istorijoje liks kaip didžiausia tragedijos diena. Ant 1941 metų birželio 14 rytą, vos šventant, prasidėjo ir 4 dienas truko masinis Lietuvos gyventojų trėmimas. Tremtis neapimti nei vieno Lietuvos gyventojų sluoksnio. Bet labiausiai nukentėjo inteligentija, ypač mokytojai. Kiek Lietuvos gyventojų buvo ištremta 1941 metų birželio 14-17 dienomis. Pagal daugelį šaltinių, ištremtųjų skaičius siekė 34 260. Geležinkelio įstaigoje esame sąraše yra 30 425 asmenys. Tame sąraše yra sužymėtos trėmimo datos, paskirties stotys, tremtinių skaičius ir sąrašų numerių. Tragišką lietuvių tautos istorijos puslapį tikroviškai ir nepakartojamai įamžino poetas, lyrikas Antanas Miškinis, tiesiogiai susidūręs su čia to meto tikrove. Kokiau mes buvom aiškios tikrovė, nesikėsinom turtų supratimų, o viešpatie, kokia baisi tikrovė, palikom ketėvinių ir namų. Į ką dabar mums kreiptis ir nukelti, poliarinius pražūsimės kreiguoti. Marija, Dievo motina švenčiausia, kas jei ne tu, ateisimus pripaguoti. Kaip moteris
Marija, moteris malsta lydesys, kančias palengvink šito kryžiaus kelio. Visiems tu sako, motina esi. Tremtiniams buvo sudarytos nepakeliamos gyvenimo sąlygos. To padarinys, darinis arba visiškas jų sunaikinimas. 1941 metų birželio 22 dieną prasidėjęs Vokietijos Sovietų Sąjungos karas laikinai nutraukė sovietinę pirminį angą. 1944 metais grįžę sovietiniai okupantai vėl griebėsi iš tos formos genocido. Masiniai trėmimai vykdyti 1942 metų gegužės 22 dieną, 1949 metų kovo 24 dieną, 1951 metų spalio 2 dieną. Mažesnio masto trėmimai vyko ir kitais metais iki 53 metų. 1944-1953 metais buvo ištremta Marijampolės apskrities 6090 žmonių, iš tokių apskrities 4200 žmonių, iš Vilkaviškio apskrities 3800 žmonių, iš Kalvarijos miestelio apie 420 žmonių. Trėmimais lietuvių tautai padaryti nuostoliai prilygsta kalinių naikinimui sovietiniuose lageriuose. Iš 132 tūkstančių žmonių, kuriuos 1951-1952 metais išvežė į tremtį, apie 28 tūkstančius žuvo nuo ligų, bado, nepakeliamo darbo. 1963 metų gruodžio mėnesį iš tremties buvo paleisti paskutiniai lietuviai, bet apie 50 tūkstančių žmonių ilgai neturėjo galimybės sugrįžti arba visiškai negrįžo į Lietuvą. Sovietizacijos procesą su genocido elementais lydėjęs teroras sunaikino ne tik žmonės, bet ir ištisus socialinius sluoksnius su visa jų puoselėta kultūra, turtu, visuomeninė įtaka. Apie 350 tūkstančių žmonių buvo įkalinta, išvežta į tremtį ir gulago lagerius ar nužudyta Lietuvoje. Tokie nuostoliai ilgam paveikė tolesnę Lietuvos raidą. Tikslūs skaičiai žmonių ištremtų ir tikslūs skaičiai tautos netekusių, Lietuva netekusių savo brolių, seserų, į mums ir neliks, turbūt žinome iki galo. Tuos skaičius, ko gero, žino vienintelis pusiausias. Tačiau Lietuva nepalūžo, mes vėl stojame į savo kelią, į savo laisvę. Ir tai, kad šiandien čia susirinko pagrindę tie, kurie savo kailį patyrė tos visus sunkumus, kad jaunimo palyginti yra nedaug, tačiau šiuolaikinės technologijos, informacijos šaltiniai tikrai leidžia jiems sužinoti visus jūsų brangus mūsų senoliai, tėveliai, visus kelius praeitus, visą Lietuvos pokario istoriją. Ir aš pilnai tikiu mūsų jaunimu, pilnai tikiu jų atsidavimu Lietuvai. Šiandieninė situacija, trumpa ekonominė padėtis, neišves mus iš pusiausvyros. Ir aš linkiu visiems kantrybės, linkiu, kad būtume vieni kitiems pakantus, gerbkime, mylėkime vieni kitus. Tik godumas, neapykanta pražudo tautas, pražudė ir mūsų brolius seseris. Laimės, stiprybės, sėkmės ir vilties jums.